Labadiena, gerbiami BTV televizijos sporto aistruoliai, sveiki atvykę į Telšią. Būtent toks pavadinimas pasitinka jūs, žemaitiškai parašytas įvažiuojant į Telšius. Miestelis, kuris turi 25 000 gyventojų ir labai daug žmonių atkeliavo šiandien čia, kad pamatytų, kaip atrodo stipriausi Lietuvos vyrai, kurie dalyvauja antrajame galiūnų čempionato etape. Matote, Tadas Gešas, iš viso šiandien 12 sportininkų dalyvaus šiuose varžybose. Vitalijus Grižanauskas yra šiuose varžybose. Turime Latvį, broliai Latviai. Mūsų čempionatas atviras, apart finalinio kovų, Janis Šleckus, kuris labai neblogai pasirodė, kaip ir Oskars Martužans pirmajame etape. Šie vaikinai iš tikrųjų pademonstravo, kad drąsiai gali patekti į trejetuką. Dalius Ziminskas iš Stomens ir iš Liemens galiūnas. Ir beje, iš karto užbėgdamas už akių, Kęstutis Daugėla, sakau, kad pirmąją etapą praleidęs Vidas Blekaitis šiame etape jau tikrai dalyvaus. Taip pat Edgars Andersons, latviams taip patiko šiandien Lietuvoje, šiais metais Lietuvoje, kad jie nutarė deleguoti ir trečiąjį atstovą. Ir Dainius Repšys taip pat dalyvauja šiandien čia, Telšiuose, Žemaitijos sostinėje, antrajame galiūnų etape. Taip pat šiuose varžybose, susipažinkite, Mindaugas Jaras, be jokios abejonės kiekvieną sportininką mes pristatysime vėliau šiek tiek plačiau ir tai mums padės padaryti Žydrūnas Savickas, Marius Beniušis štai čia, kuris padės mums komentuoti šias varžybas. Sveiki, Žydrūnai. Sveiki. Na, bandau žiūrėti štai Darius Janutis į galiūnų veidus, atrodo kova bus nuožmi ir negailestinga. Tikrai bus nuožmi ir negailestinga, matome Donaldas Andriulis taip pat nusiteikęs optimistiškai. Įdomu, kaip seksis Telšių atstovui Beniušiui, kuris gyvena, aišku, Airijoje, bet vis tik tiek, manau, palaikys jį labai telšiškiai. Na, teisingai, čia jau tarsi ir garbės reikalas, o štai taip, Vidas Blekaitis net nelaukdamas varžybų pabaigos ar kažkokio tai pavykusio momento įveiktos rungties, kada pamatome jo šaliuką, o dabar pamatėme iš karto. Pirmoji rungtis, statinių metimas, koks statinių svorius ir kiek tų statinių reikia permesti? Tik tai 4 statinės reikia permesti, užduotis nėra tokia sunki, bet matome, Vydas susiturė su problemomis. Statinių svoris nuo 15 iki 25 kg. Ir statinės pradeda nuo lengvosio, nuo lengvesnės, vėliau sunkėja, sunkėja ir sunkėja. Taip Kirkliauskų klanas, jeigu taip galima pasakyti, kaip visada teisėjauja šioms varžyboms, daro kaip visada tai objektyviai, nešališkai, yra labai galiūnų gerbiami teisėjai, taip pat ir sekretorė Kirkliauskaitė. O čia Janis Šleckus, pasižiūrėkite, su kokiu jisai įniršiu pradeda mėtyti statines ir kaip jis lengvai tai padaro. Ir panašu, kad pirmos rungties Vidas Blekaitis nelaimės. Tikrai, tai šios rungties jis nelaimi, nors Vidui tai nėra pati mėgstamiausia rungtis, bet galbūt jisai nesitikėjo, kad Latvijai parodys tokius gerus rezultatus šioje rungtyje. Pabandykime mūsų žiūrovams priminti, kaipgi pasirodė Latvijai pirmajame etape. Oskars Martužans dalyvavo ir Janis Šleckus. Jeigu neklystu, trečioji vieta viena buvo. Antra, trečia vieta užėmė Latvijos sportininkai ir šį kartą atvyko 3, galbūt nori visas 3 vietas užimti, bet manau, kad Vidas Blekaitis tikrai jiems neleis. Taip pat Marius Beniušis yra pajėgus sportininkas. Manau, kad šiandien kova bus tikrai įtempta iki galo. Iš tikrųjų, daug niuansų šioje kovoje, kaip ir girdėjote, 3 Latvijai dalyvauja. Pirmajame etape 2 Latvijai užlipo ant 2 ir 3 vietos pakilų. Tai, sakykime taip, labai tikimės, kad Vidas Blekaitis arba kuris nors kitas Lietuvos sportininkas užims pirmąją vietą, bet čia jau garbės reikalas prieš Latvijos mums parodyt, kad mes esam stipresni. Iš tikrųjų, tai yra garbės reikalas ir Latvijos sportininkus kviečiam, kad mūsų sportininkam būtų didesnė kova, kad neatsipalaiduotų lyderiai ir kad mūsų vidutiniokai pasitemptų ir gerai kovotų prieš Latvijos lyderius. Nedalyvauja Žydrūnas Savickas, Vytautas Lalas, kitas brolis Lalas, daug sportininkų, kurie turi aukštą reitingą. Kodėl nedalyvauja, ar laukia tiesiog kvietimo į finalą? Saulius Brusokas yra traumuotas, apmaudi trauma. Beje, kas yra Sauliui Brusokui, iš tikrųjų senai Marijampolietį nematėme. Patirta prieš varžybas, likus nedaug dienų iki pirmo etapo, jisai traumavo kelį. Ir jau šį sezoną jo nepamatysime varžybose. Vytautą Lalą galbūt pamatysime, jisai atsigavinėja po traumos, ruošiasi Europos čempionatui. O Marių Lalą pamatysime jau trečiajame etape, kuris bandysis patekti į finalą.
Kai vyksta šios varžybos, jūs plušėjote tarptautinėje erdvėje? Šiuose varžybose aš buvau, galbūt netyčia mane nufilmuos, bet šiaip sezonas mano kaip ir į pabaigą, dabar yra poilsis, o galbūt sezono pabaigoje ir prisijungsiu vėl į varžybas. Dainius Repšys 14 sekundžių 12 šimtųjų, kol kas geriausias Janio Šleckaus laikas, jeigu aš neklystu, apie 12 sekundžių. Nei vienas greičiau per tą laiką nesumėtė statinių. Priminkime mūsų žiūrovams, kad, kaip ir minėjau, nors spėjate jūs visur ir į Telšius atvažiuoti, jūs paskutiniu metu dalyvavote ir Arnold Strongman varžybose, kurias laimėjote, taip, pasaulio čempionate ir dar spėjote čempionų lygoje sudalyvauti. Taip, laimėjau čempionų lygos etapą Vokietijoje, Arnold Classic turnyras, kuris yra man svarbiausias, taip pat pasaulio čempionatą, kur reikėjo atsirevanšuoti po praėjusio metų, kada apmaudžiai pralaimėjau ir antras buvau. Taigi susigražinau visus titulus ir šiek tiek galima ir atsipūsti ir varžybas į Telšius atvažiuoti tik pažiūrėti. Beje, buvote varžybose Telšiuose, bent jau kiek mums kamera apriepia, tai žmonių tikrai susidomėjimas nemenkas. Taip, Telšiuose jau 3 metus vyksta galiūnų varžybos ir visada žiūrovų labai būna daug, susidomėjimas didelis, žmonės mėgsta šį sportą, juolab, kad jie turi taip pat galiūną Marių Beniušį, kuris dalyvauja šiose varžybose, taigi yra už ką pasirgti. Marius Beniušius, kaip mes vadinam, airijos lietuvis, Lietuvos airis, ar ne? Airijos telšiškis. Airijos telšiškis, teisingai. Beje, kalbant apie telšius, telšiams jų vardą greičiausiai bus davęs nedidelis Telšias upelis, kada įsitekėjęs į Maščių ežerą. Dabar laivų ir Telšios gatvių rajone. Baigėsi pirmoji rungtis, Janis Šleckus geriausias, Dainius Repšys antras, o kurgi Vidas Blekaitis, o jis tik tai 5. Pirmoje rungtyje, bet galime tai nurašyti tam nesusipratimui, kada nesugebėjo tos paskutinės statinės permesti Vidas Blekaitis, žinoma, jis tai priėmė su šypsena, tad nebejokime, kad Vidas Blekaitis antroje rungtyje tiesiog sprogs, kaip norės užimti pirmąją vietą ir to jam ir linkime. Marius Beniušis antrajame ešelone, 19 sekundžių 94 šimtosios, ir jeigu atidžiai žiūrėjote, tai pastebėjote, kad labai daug sportininkų šiandien susirinko vienodo pajėgumo. Ta demonstruoja sekundės, ar ne? Labai daug sportininkų apie 19 sekundžių sukasi. Taip, šioje rungtyje labai vienodi rezultatai. Iš tikrųjų, sportininkai panašaus pajėgumo ir tai įdomu žiūrovams, nes kada aiškus lyderis nuo pat pradžių neįdomu. Taigi, nors visi tikėjosi, kad Vidas Blekaitis čia lengvai laimės, bet matome, kad po pirmas rungties jisai tikrai negali atsipalaiduoti, reikia vytis lyderius. Taip, nuo to mums žiūrovams stebėti tik tai įdomiau. Vidas Blekaitis gal iš tikrųjų per daug atsipalaidavęs iš šios varžybos atėjo, matėte tą ir pirmąjį šuoliuką, ir gerą nuotaiką. Beje, Vidas Blekaitis nepakartojamas galiūnas, kuris žavi mus savo sportiniais pasirodymais, bet tai yra sportininkas, drįsčiau pasakyti, ir turbūt užsitrauksiu Vido nemalonę, kuris dažniausiai lemiamą akimirką padaro klaidų daugiausiai. Taip, ypatingai tarptautinėse varžybose padaro daug klaidų ir tos klaidos labai brangiai kainuoja, nes tada kiekvienas taškas yra labai svarbus. Tokiose varžybose kaip Lietuvos čempionatas kartais galima ištaisyti klaidas ir tikimės, kad šiandien Vidas ištaisys klaidas ir pakils į pirmąją vietą, bet jo karjeroje yra daug buvę labai klaidų, kurios kainavo brangiai. O kaip tokį dalyką ištaisyti, pagerinti, tiesiog koncentruoti, susikaupti? Na, tikrai reikia susikaupti, koncentruotis, bet Vidas yra Vidas ir jis jau 20 metų dalyvauja varžybose, taigi vis tik tai jis jau žino, kaip viską daryti, kaip koncentruotis, bet vis tiek klaidų dar šiek tiek pasitaiko. Na tikrai, ne tas galiūnas, kurį reikėtų mokyti, ko gero jį daugelis galiūnų norėtų matyti savo mokytojų. O čia antroji rungtis, Marius Beniušis vargsta su štai tokiu agregatu, kaip šita rungtis vadinasi ir koks šito agregato svoris. Apolono ašies kėlimas ir svoris yra 130 kg. Tai kaip susitvarkys kiti sportininkai su šia užduotimi, mes pamatysime jau netrukus, o dabar matėme Žemaitijos milžiną Marių Beniušį. Taip, gerbiami BTV televizijos sporto aistruoliai, dar viena šventė galiūnų sporto gerbėjams. Mes atkeliaujame į Telšius, miestą šiaurės vakarų Lietuvoje, Žemaičių aukštumoje, 69 km nuo Šiaulių. Būtent čia, stebint tikrai daug žiūrovų, daug vietinių gyventojų atgužėjo į šias varžybas, stebime antrąjį Lietuvos galiūnų etapą. Pirmasis etapas vyko Gargžduose.
Ačiū Žydrūnui Savickui, būtent jis mums padeda stebėti šias varžybas, stipriausias planetos ir pasaulio žmogus, daugelio rekordų savininkas. Taigi, Gargžduose į trejetuką įėjo 2 latviai. Ir dabar antrasis etapas, jau 3 latviai dalyvauja šiuose varžybose ir taip pat 9 Lietuvos galiūnai. Kaip jiems seksis, mes netrukus ir pamatysime. Čia antroji rungtis, Apolono ašis ir Vidas Blekaitis, kuris po pirmos rungties, paneigdamas daugelį prognozių, kol kas yra tik tai 5. Ir matome, kad ir antroje rungtyje vargsta Žydrūnas Savickas, Vidas Blekaitis. Na, jisai pasiekė netokį ir prastą rezultatą, vis tik tai 6 kartų iškelti. Marius Beniušis, priminsiu, 2 tik tai iškėlė. Kol kas prieš tai sportininkai nedaug iškėlė, bet matome, kad tikrai nepadarė savo geriausią rezultatą, jis tikrai gali iškelti žymiai daugiau negu 6 kartus. Galbūt tiek ir užteks, ten, ar teisingai pastebėjau, kad išsprūdo visas šitas agregatas jam iš rankų, o štai ten Latvija, apie kuriuos mes šnekėjome, Oskars Martužans, jis užėmė 2 vietą pirmajame etape. 3 Janis Šleskus. Labai įdomios varžytuvės tarp Latvių. Oskars Martužans, jaunas Latvijos galiūnas, pasirodo puikiai, bet nenuvertinkime ir Janio Šleskaus, kuris pirmajame etape parodė, kad gali aplenkti net ir patį Oskarą Martužansą. Na, iš tikrųjų, Janis Šleskus yra labai pajėgus, perspektyvus sportininkas, labai gero sudėjimo, gero ūgio ir manau, kad tikrai gali būti ateityje labai stiprus galiūnas. Aišku, ir Oskaras taip pat gali būti stiprus, labai įdomu už kokių 4-5 metų pažiūrėti, kuris iš jų bus geresnis ir laimės daugiau tarptautinių varžybų. Kiek dabar Oskarui Martužansui metų? Apie 22? 21 metai, tikrai labai jaunas sportininkas. Na, iš tikrųjų, šiam sportininkui tikrai viskas prieš akį, juolab, kad jis dabar kaip lygus su lygiais galinėjasi su kitais sportininkais. 4 kartai. Taip, kol keičiasi galiūnai, labai trumpai vėlgi noriu pribėgti prie Čempionų lygos. BTV televizija jums suteiks galimybę stebėti ir Čempionų lygos kovas. Būtinai stebėkite, nes ten įdomus dalykai dedasi, jeigu galima sakyti taip. Pirmajame etape Žydrūnas Savickas nedalyvavo, jį laimėjo Ervin Katona. Antrąjį etapą Žydrūnas Savickas laimėjo. Iš viso bus, dar kartą priminkime mūsų žiūrovams, kiek etapų. Šiais metais numatyta 14 etapų. Ir visose praktiškai jose turėtų dalyvauti Lietuvos sportininkai. Bent jau 10-12 etapų Lietuvos sportininkai dalyvaus. Pamatysime ir Marių Lalą, ir Vytautą Lalą, ir Vidą Blekaitį, ir mane dalyvaujant. Taigi iš tikrųjų bus labai geri rezultatai, manau. Nes kiek jau sportininkai dalyvavo etapų, tai kol kas lietuviai labai gražiai pasirodė ir geras aukštas vietas užėmė. Taip, BTV televizijos sporto aistruoliai matė 2 etapus, jūsų triumfą Vokietijoje, Ervino Katonos triumfą Martinikoje ir daug klausimų iškilo, kodėl pirmajame etape nematėme nei vieno lietuvio. Labai blogas buvo laikas, iš tikrųjų pirmas etapas buvo tarp Arnold Classic turnyro ir pasaulio čempionato. Tai yra per mažas tarpas bet kuriam sportininkui ten dalyvauti. Todėl Ervin Katona laimėjo, nes jis nedalyvavo pasaulio čempionate. O čia Vidas Blekaitis, užteko jam 6 kartų iškelti Apolono ašį ir jisai užima 1 vietą, o štai broliai Latviai 2, 3, 4 vietos. Ir Lietuvos galiūnai, Marius Beniušis, labai įdomu jį stebėti, jis užima tą pačią vietą kaip ir pirmajame etape, o matome net 4 galiūnai, nei vieno karto neiškėlė. Kęstutis Daugėla, Dalius Zeminskas ir kiti sportininkai. Po 2 rungčių rezultatai yra štai tokie. Vidas Blekaitis, Edgars Andersons, Oskars Martužans dalinasi 1, 3 vietas. Jie visi 3 turi lygiai taškų. Kova žada būti dar įdomesnė ir dar atkaklesnė. Kaip susiklostys lyderių kova, pamatysime jau ir 3 rungtyje, tad atidžiai seksime galiūnų pasirodymus. Iš viso šiandien mūsų laukia 7 rungtys ir kaip Žydrūnas Savickas intrigavo, kad paskutinė bus dar rungtis, ko gero, gladiatorių rungtis, labai įdomi ir mums nuo to tik tai įdomiau bus stebėti. O čia 3 rungtis. Ir štai taip reikės elgtis galiūnams. Šios rungties pavadinimas yra piramidė. Taip, piramidė. Tradicinė galiūnų rungtis yra pakankamai sunki. Kiekvieną svorį, kurį sportininkas kelia, yra sunkėjantis. Pirmas svoris yra 220 kg, antras 245, o trečias jau 265 kg. Taip, matėme antroje rungtyje net 4 Lietuvos sportininkai, nei vieno karto neiškėlė Apolono ašies. Ar pasirinkimas prastas, ar kokios kitos kliūtis? Apolono ašis yra iš tikro sunki rungtis, tai nėra paprasta rungtis.
yra pakankamai sunku ir užsimesti ant krūtinės ir jo labai išspausti tą svorį. Taigi sportininkai turi būti pakankamai stiprus, ne tik užsimetimo fazė, bet ir išspausti. Ir kas turi silpnesnius pečius, tikrai susiduria su problemom ir tie sportininkai neįveikia šios rungties. Na ką, tikėkime, kad jie dar pasitemps, o čia Janis Šleckus. Latviai, drįsčiau pasakyti, šiuose varžybose dominuoja. Apsiprato jie Lietuvoje, pradžioje taip atsargiai delegavo 2 galiūnus, dabar jau deleguoja 3 galiūnus ir tie 3 galiūnai įeina į 5-tuką. Na, tikrai, tai yra stiprus sportininkai, jie yra pajėgus, jie yra lyderiai Latvijai. Ar nelaikas uždrausti? Todėl mūsų sportininkam yra į ką lygiuotis ir pasitemti. Na, manau, nuo to konkurencija tik tai didės, ar ne? Ir žiūrovom įdomiau pamatyti aukštesnio lygio varžybas ir sportininkam dalyvaujant su aukštesnio lygio varžovas taip pat yra kur tobulėti. Ar tai būtų pasaulinio masto tragedija, jeigu Latvijai nugalėtų šiame etape ir paliktų už nugaros Vidą Blekaitį? Na, tragedijos nebūtų, bet manau, kad Vidas Blekaitis tikrai neleis, dar visos 5 rungtys prieš akiją ir jis tai tikrai atsirevanšuos prieš Latvius. Dar kartą priminkime mūsų žiūrovams, kad Latvijos galiūnai, nors mūsų čempionatas ir atviras, Latvijos galiūnai finalinėje kovoje negalės dalyvauti. Čia Marius Beniušis. Vis tik Lietuvos čempionu taps tik lietuvis. Taip. Ir finale vis tik tai Latvijos sportininkam būtų sunkiau, vis tik tai finale susirungs visi geriausi Lietuvos sportininkai. Ir vargu ar į 3-tuką patektų nors vienas Latvijos sportininkas. Apie Latviją šnekam, kaip tik ir pasižiūrėkime. Edgars Andersons, jis pirmajame etape nedalyvavo. Trumpai apie šį sportininką. Šis sportininkas yra labai pajėgus. Jis tikrai tokio pat lygio kaip ir Janis Šleckus ir Oskaras Martužans, kai kuriuose rungtyse jis yra dar stipresnis. Taip. Iš tikrųjų bus labai įdomi kova tarp jų visų. Mariaus Beniušio rezultatas 46 sekundės, kaip atskaitos tašką imkime, stebėdami Andersons pasirodymą. Štai ir klaida, ir kasgi čia, tikiuosi, svorį ne ant kojos užsimetė, o tiesiog sutraukė raumenį, ar ne? Arba sutraukė raumenį, arba yra netgi raumens trūkimas. Ta jau nebesužinosime mes. Manau, kad varžybos baigtos jau šiandien jam. Panašu, taip, kaip tik kėlė svorį. Galbūt jūs ir teisus, galbūt kažkas ir nutrūko, nes staigus kritimas buvo ir, štai, Edgars Andersons, kuris ko gero ir baigs šias varžybas ir daugiau šiandien juose nepasirodys. Iš tikrųjų labai gerai pradėjo varžybas, pirmavo, vienodai surinkęs taškų ir labai apmaudi traumą. Na taip, mes taip norėjome lygioj kovoj nugalėti. Gerai, o dabar stebėkime Vidą Blekaitį. Vidas Blekaitis pirmą svorį per 10 sekundžių sugebėjo užkelti. Ir panašu, kad Vidas Blekaitis turėtų demonstruoti čia geriausią laiką. Taip apsisuko per 18 sekundžių. Ir paskutinis svoris lieka dar. Manau, kad šitą rungtį tikrai Vidas turėtų laimėtis. Tikrai šią rungtį daugybę kartų yra laimėjęs, yra tikrai pajėgus šioje rungtyje. Manau, kad Latvijos sportininkai bus sunku prieš šiose rungtyje. Na, pasižiūrėsime, dar kiti sportininkai pasirodys. Beniušio laikas buvo 46, Vido Blekaičio laikas 33 sekundės 50 šimtųjų. Ir mūsų manymu kol kas tai yra geriausias rezultatas ir pažiūrėkime, ar kam nors pavyko jį pagerinti ar ne. Vidas Blekaitis pirmas, taip Janis Šleckus antras, Oskaras Martužans tik tai ketvirtas. Marius Beniušis trečias. Geras Marius Beniušio pasirodymas, o mums be jokios abejonės, pasižiūrėjus, kaip kiti sportininkai pasirodo, mums bus neįtikėtinai įdomu pasižiūrėti bendrą turnyrinę lentelę po 3 rungčių, sakykime taip, įpusėjus, kiek Vidui Blekaičiui keliais taškais pavyko išbėgti į priekį ir atitrūkti nuo savo varžovų. Na, nerodo režisieriai mums lentelės. Pirmauja Vidas Blekaitis. Taip, tai yra faktas, pirmauja ko gero 1 tašku, nes Latvis antras šioje rungtyje buvo. O čia dar viena rungtė, svorio laikymas. Apie šią rungtį ko gero pasakoja Žydrūnas Savickas. Jinai įdomi tuo, kad čia figūruoja sūris. Ar ne taip, Žydrūnai? Taip, Telšiuose sūris yra populiarus, džiugo sūris, todėl ir sportininkai laiko džiugo sūrius. Beje, ne tik sūrius gamina, bet ir labai skanus saldainiai. Koks svoris? Svoris yra sunkus, yra 30 kg ir sportininkam nėra taip jau lengva išlaikyti.
Svoris tradicinis 30 kg, gal tik tai netradiciškai yra tai, kad tai yra susijęs su sūriu. Šiaip laikomi arba bokalai, arba svarmenys, ar ne, po 30 kg. Čia svarbu, kad nugara nebūtų išsilenkus, ar ne? Nėra Čia tos atramos už nugaros. Kad nebūtų per daug išlenkiama nugara ir nebūtų sulenkiami kojos. Iš tikrųjų, sportininkai, kai kurie turi labai gerą lankstumą ir sugeba išsilenkti nesulenkdami kelių. Tai tada sportininkas turi šiokį tokį pranašumą šioje rungtyje, o tai ne kiekvienam pavyksta. Čempionų lygoje už nugaros stovi tokia kaip ir senelė, kad tu negalėtum išsilenkti, o čia matome sportininkai šiek tiek išsilenkia. Taip, iš tikrųjų, dažnai čempionų lygoje matome senelę, bet ne visada. Ir pasaulio rekordas yra užfiksuotas tik tada, kada nebūna senelės ir skirtumas yra didžiulis. Jeigu be senelės sportininkai išlaiko apie minutę 20, tai su senelė apie 50 sekundžių, netgi pusę minutės skirtumas. Na taip, iš tikrųjų skirtumas akivaizdus. Čia matėme mikrodvikovą tarp Mindaugo Jaro ir Daliaus Ziminsko. Ir matote, kokia įdomi situacija. Abudu sportininkai. Absoliučiai identiškas laikas. Čia tai bent. Labai retas atvejis šioje rungtyje. Iš tikrųjų seniai bemačiau tokį atvejį, kad abudu sportininkai kartu pradėjo ir kartu pabaigė rungtį, o čia dideliam vietinių gyventojų džiaugsmui Marius Beniušis, kuris šią dvikovą laimi. Dabar tik tai belieka išsiaiškinti, kiek jis išlaikys. Taip gali ir išmušti iš vėžio, ar ne, kai tavo oponentas net nepraėjus 10 sekundžių pasitraukia. Na taip, iš tikrųjų per anksti pasitraukia, nes kiekvieną sekundę vis tampa sunkiau ir kada tu kovoji su varžovu, tai yra šiek tiek lengviau, daugiau motyvacijos, o čia jau lieki vienas kovoti su svoriu. Beje, Marius Beniušis norisi jam sakyti labai daug komplimentų, taip gan sunkiai pradėjęs šias varžybas, vis antrajame ešelone būdamas, taip Latvis čia nesėkmingai pasirodė. Marius Beniušis įgauna pagreitį ir kuo toliau, tuo geriau jisai atrodo. Iš tikrųjų, sportininkas yra pajėgus ir jis turėtų tikrai užimti šiandien aukštą vietą. Kol kas Dainius Repšys turi šiek tiek daugiau taškų už jį, bet manau, kad Marius turi didelį potencialą ir kovos su Dainiu Repšiu dėl prizinės vietos šiandien prieš Latvijos sportininkus. O dabar kaip tik Latvijos vieną iš sportininkų matome, akistatą su Vidu Blekaičiu, kuri mums padės išsiaiškinti, ar Vidas dar padidins atotrukį nuo artimiausių persekiotojų. Taip, teisėjai prižiūri, kad viskas būtų gerai, beje, mačiau, kad ko gero dėl autoriteto ir jūs prižiūrite sportininkus, ar ne? Na, iš tikrųjų, šiek tiek galima prižiūrėti, bet teisėjauja vis tik tai kiti teisėjai. O Vidas Blekaitis be jokios abejonės čia iškovos pirmąją vietą ir ką Vidas bando iki minutės ištempti, pasiekti rekordą? Na, rekordas yra kažkur virš 50 sekundžių, tai jis nori parodyti savo geriausią rezultatą ir tai iš tikrųjų yra jo asmeninis rekordas. Šaunuolis Vidas Blekaitis, sunku juo nesižavėti. Taip, Janis Šleckus 37 sekundės 31 šimtoji, neblogas, tikrai neblogas rezultatas. Jis tikrai atneš taškų, o čia Vidas Blekaitis 55 sekundės 18 šimtųjų, neįtikėtina. Galėjo Vidas Blekaitis kur kas anksčiau baigti šią rungtį, bet užsispyrė ir parodė štai tokį neįtikėtinai gerą rezultatą. Darius Janutis antroji vieta, netikėta. Dainius Repšys trečias, Marius Beniušis ketvirtas, Latvis tik tai penktas, Janis Šleckus. Priminsiu, kad vienas Latvijos galiūnas jau pasitraukė iš šių varžybų. Kalbame apie Edgars Andersons, kuris patyrė traumą. Oskars Martužans norėtų kuo greičiau pamiršti šią svarmens laikymo rungtį. Kasgi jam nutiko? Galbūt taip pat trauma, ar čia tiesiog nesusikaupimas? Tik tai 9 sekundės. Tikriausiai sportininkui skauda petis, nes matėme, kad kai jis nuleido, svoris susiėmė už peties. Taip, 5,5 taško Vidas Blekaitis lenkia Janį Šleckų, trečioje vietoje Dainius Repšys ir kaip Žydrūnas Savickas sakė, Marius Beniušis taip pat įstraukė į kovą dėl trečiosios vietos, o štai Oskars Martužans krenta į 5-ąją vietą. Taip, lietuviai atgavo savo prarastas pirmose rungtyse pozicijas, na ir kova dar labiau įsibėgėja. Jeigu Vidas Blekaitis galėtų dabar jaustis šiek tiek ramesnis, tai kova dėl antros, trečios vietų įgauna beprotiškai didelį pagreitį, o mes keliaujame į 5-ąją rungtį ir 5-oji rungtis yra statinių sukelimas. Kiek čia reikia, Žydrūnai, statinių sukelti? Neįprasta beje Oskars Martužans matyti pradedantį šią rungtį, nes prieš tai buvusioje rungtyje jisai pasirodė labai prastai. Taigi, kiek čia statinių ir koks jų svoris? Kiekvienas sportininkas turi sukelti 3 statinės po 100 kg.
Aišku, svarbu, kad statinę pastatyti iš karto, tada sutaupai daug laiko. Ir sportininkai neša jas 10 metrų, taigi tenka ir pabėgioti šiek tiek. Taip, į ką čia mums reikėtų atkreipti dėmesį, ne vienas žiūrovas labai užsiminė, kad kai jūs padedate komentuoti šios varžybas, kuo daugiau mes pašnekėtume apie taktiką, apie tuos niuansus, kurie sportininkam padeda arba kaip tik jiem trukdo. Na, kadangi distancija gan nemaža, tai iš tikrųjų reikia apskaičiuoti savo jėgas, kad nepavargti su paskutinė statinė ir vienodų tempų ją sukelti. Tai kai kuriems sportininkai trečia statinė šiek tiek sunkiau darosi ir svarbu nepadaryti apmaudžios klaidos, neišmesti statinės, nes tada prarasi daug laiko ir pralaimėsi šią rungtį. Atrodo, Oskaras Martužans gerokai sunkesnis už Kęstutį Daugėlą, bet, kaip sakėte, pasiėmė savo ritmą ir šioje mikrodvikovoje nugalėjo. Taip, pirmą statinę liktai atrodė kartu sportininkai pradėjo, bet Oskaras aukštesnis šiek tiek ir greičiau pastatė ir įsiveržė į priekį greit. Šią statinę gali nešti kaip nori, ten, pavyzdžiui, užsidėjus ant pečių, ko gero tik laiko daugiau sugaištum. Taip, neapsimoka, nes vis tik tai paėmus greičiau gali paimti, greičiau pastatyti ir greičiau bėgti. Matome čia labai gerus rezultatus. Taip, Dalius Ziminskas tikrai labai greitai sportininkas baigė rungtį. Ir kur kas geriau nei Oskaras Martužans. Ir Dalius Ziminskas labai puikiai pasirodė šioje rungtyje, kaip beje ir šis galiūnas. Mindaugas Jaras blogą techniką kelia svorį, vis tik tai jį reikia kelti iš apačios, o ne viršui laikant statinę, kaip jis laiko. Tai yra žemiau ir kiekvienas bėgimas jam kainuoja į kojas daužosi statinę ir taip stabdo jo bėgimą, reikia statinę laikyti kuo aukščiau. Už ką statote čia? Tadas Gečas, Janis Šleckus? Manau, kad Janis Šleckus yra pajėgesnis šioje rungtyje, tiek ūgio pranašumą statant aukščiausią statinę, tiek ir greičio atžvilgių. Na taip, tą ir demonstruoja Janis Šleckus. Tadas Gečas su ta pirma statinė ten turėjo vargo, kol pastatė, o Janis Šleckus atrodo sutvertas šiai rungčiai ir Janis Šleckus jau bėga pasimti trečiąją statinę. Tadas Gečas susitvarkė ir beje, jeigu ne ta pirmoji statinė, dar vargu bau, kaip čia viskas būtų. Sveikiname Janį Šleckų, labai norisi pamatyti jo rezultatą. Ar jisai 29 sekundės, 35 šimtosios. Dalius Ziminskas, jeigu neklystu, geriau pasirodė. Taip, Dalius Ziminskas geriau šiek tiek pasirodė, bet labai panašus rezultatas. O dabar dėmesio, Dainius Repšys, Marius Beniušis. Tai yra kova dėl trečiosios vietos, arba įsitvirtini ir pagerini savo pozicijas, arba ne. Ir ajajajai. Repšys daro klaidą, niekaip nepastato pirmos statinės, jinai išsprūsta prieš pat statant, o vėliau dar reikia sugaišti labai brangias sekundės ją pastatant. O Marius Beniušis namų sienos padeda, kaip iš pypkės jis čia viską demonstruoja, dūmai rūksta, sakykim taip, nieko netrūksta ir trečioji statinė. Panašu, kad Marius Beniušis laimi šią rungtį ir rezultatas, netgi drįšiu pasakyti, labai neblogas. Geras rezultatas ir jam svarbiausia buvo laimėti šią mikrodvikovą su Dainium, nes kovoja dėl trečios vietos. Ir Dainius padarė, manau, esminę ir lemtingą klaidą šiose varžybose. Dainiaus gaila, po teisybei gaila, pats nusivylęs, na, bet toks yra sportas, negali viską padaryti taip, kaip buvai suplanavęs. Būtų visai įdomu jau greituoju metu pamatyti rezultatus ir tada galėsim pasižiūrėti, kas tvirtina antroje, trečioje vietoje. Mes tą galėsime padaryti po šios kovos. Šie du sportininkai praeitoje rungtyje pasirodė geriausiai. Vidas Blekaitis, na, kalnuoja realis jisai. Ir technika šiek tiek kitokia nešimo, neima už šono, o viršus apačia statinė, taip? Na, viršus apačia yra optimali technika, tiek nešant gali aukštai nešti ir labai gerai pastatant. Iš tikrųjų, šitą techniką ir aš naudoju ir tai yra pagrindinė technika šioje rungtyje. Tau iš karto tai reikia tik tai užkelti, ir nereikia ten to vargo. Iš karto pastatai, atleidi vieną ranką ir jinai stovi. Vidas Blekaitis 28 sekundės, jeigu neklystu, o čia Janutis prieš tai buvusioje rungtyje užėmė antrąją vietą, o čia jau labai daug jėgų atidavė ir kaip Žydrūnas Savickas sakė, su paskutinė statinė turi daug vargo. Janutis, o čia Vidas Blekaitis 28 sekundės šaunuolis, Janučio laikas 41 sekundė, 44 šimtosios, taip pat nėra blogas laikas. Vidas Blekaitis laimėjo šią rungtį, Dalius Ziminskas antras, Janis Šleckus trečias, Beniušis ketvirtas, Oskaras Martužans šeštas. Pasižiūrėkime likusių sportininkų pasirodymus, kokiegi ten rezultatai.
Edgars Andersons jau pasitraukė, mes jo neskaičiuojame. Mindaugas Jaras, Donaldas Andriulis šiandien į šešėlį įsitaisęs. Na, iš tikrųjų, šiandien nematome Donaldo Andriulio. Pirmame etape tikrai puikiai startavo sportininkas, o šiandien nelabai sekasi. Matyt, rungtys ne tokios palankios kaip pirmame etape. Na, iš tikrųjų, trūksta mums šiandien Donaldo Andriulio. O čia atkėlimo rungtis. Jeigu neklystu, 5 jau rungtis. Jau 5 rungtis, atkėlimas ir paprastai rentinį sportininkai neša, kas greičiau, bet šį kartą naudojamas yra atkėlimas. Didžiulis svoris, 360 kg. Aišku, jį kelt reikia nuo aukščiau, bet sportininkam tikrai nėra lengva. Nėra lengva ir kažkodėl pirmoji asociacija, pamačius šį įrenginį, labai daug traumų yra, ypač rankų susijusių su šiuo agregatu. Na, iš tikrųjų, nešant be specialių dirželių galima gauti lengvai traumą, oda nuplyšta nuo delnų, bet atkėlime paprastai leidžiama naudoti dirželius, taigi sportininkam kaip ir mažesnė traumos tikimybė, bet taipogi yra galimybė traumuoti rankas. Žinoma, viską susumuosime ir reziumuosime po 7 rungties, bet jau dabar galime daryti pirmasias išvadas, nes jau pirmosios pavardės nuskambėjo. Trūksta šiandien Donaldo Andriulio, ar ne? Pirmajame etape jis puikiai pasirodė, antrajame gal nespėjo atgauti kvapą ir pasiruošti. Vidas Blekaitis taip linksmai nusteikęs atėjo į varžybas, pamatė, kad juokauti per daug ir negali, dabar susiėmė ir jau, man atrodo, šansų niekam daugiau nepaliks. Kas dar jūs nustebino, kas nuvylė? Na, šiandien nustebino Donaldas Andriulis, kad šiandien nelabai kaip dalyvauja. Ir taip pat Latvijos sportininkai šiandien silpniau atrodo. Bet Latvijos sportininkai pirmoje dalyje, prašau, buvo 5-tukė. Pradžioje labai gerai, bet paskui nuslūgo jų entuziazmas, padarė klaidų, traumavosi. Iš tikrųjų, Lietuvos sportininkai atsigauna ir aišku, pirmą kartą matom šį sezoną Marių Beniušį, kuris atrodo puikios sportinės formos ir manau, kad šiais metais jį pamatysime jau finale. Ir ten bus labai įdomu žiūrėti, kaip jis atrodo. Taip, į Marių Beniušį tikrai įdomu žiūrėti. Jeigu pirmas 2 rungtis jisai taip gan sunkiai atliko ir užimdavo 7-8 vietas, tai matome jau visose kitose rungtyse. Jis atrodo labai įspūdingai ir užima 4, 3, 5 vietas. O čia Oskars Martužans, va, kaip tik apie Beniušį pašnekėjom, dabar galėsite jį ir pamatyti. Oskars Martužans 19, labai aukštą kartelę pakėlė Oskars Martužans. Taip, jisai prastokai pasirodė prieš tai buvusiose rungtyse ir jam iš tikrųjų reikėjo dirbti iki galo, norint kilti aukštyn. Tai kartelė užkelta, manau, net ir Vidui Blekaičiui nebus taip paprasta. Reikės paplušėti, norint aplenkti šioje rungtyje. 19 rezultatas įspūdingas. Mariui Beniušiui, ir jis pats tai supranta, irgi reikia plušėti, jeigu jisai nori įsitvirtinti trejetuke. Kiekvienas atkelimas yra aukšto vertės. Marius Beniušis jau 12. Žiūrėkite, atrodė Oskars Martužans laikas nepasiekiamas. Na, ko gero ir nebus pasiekiamas, tiesiog laiko pritrukt gali. Taip, iš tikrųjų, jisai nepasieks 19 kartų. Laikas baigsis ir jėgos, matome, taipogi senka. Bet Marius Beniušis 14 kartų jau yra įspūdingai, jau yra gerai. Tai irgi yra, beje, profesionalumo įrodymas, kalbant apie Latvijos sportininkus, kurie pirmose rungtyse sužibėjo, o vėliau paskirstyti savo jėgas per visas 7 rungtys. Tai irgi yra profesionalumas. Na, sportininkai jauni ir iš tikrųjų, kai tas sportininkas jaunas, tai nori kiekvienoje rungtyje kuo geriau pasirodyti ir aišku, į pabaigą jėgos šiek tiek senka, bet matome, Janis Šleckus labiau moka paskaičiuoti jėgas ir iš tikrųjų šis sportininkas daugiau yra stabilesnis negu kiti sportininkai Latvijos. Taip, iš tikrųjų tokios mintis ir man sukasi galvoje, nes Janis Šleckus kur kas stabilesnis atrodo nei Oskars Martužans. Oskars Martužans, jo rezultatai, jo pasirodymai tiek pirmajame etape, tiek antrajame labiau primena amerikietiškus kalnelius. Gera rungtis, prasta rungtis, gera rungtis, o Janis Šleckus eina daugmaž užtikrintai. Taip, jisai labai techniškai viską daro ir visose rungtyse yra panašaus pajėgumo. Jeigu Oskars kai kuriuose rungtyse yra labai stiprus, tai kai kuriuose yra silpnesnis.
Na, pirmajame etape jis gan ten keistą aritmetiką pradėjo daryti. Oskaras Martužans pirmavo, vėliau Janis Šleckus jį buvo ir pavijęs, ir aplenkęs, o vėliau atrodė, kad atidavė pergalę Oskarui Martužansui, o dabar panašu jis to tikrai nesirašė daryti. Oskaras Martužans 19 kartų atkėlė, o Janis Šleckus 20 kartų. Įspūdinga. Kol kas, jeigu neklistų, geriausias rezultatas. Taip, tikrai geriausias ir Vydui Blekaičiui yra naujas iššūkis, 21 kartą reikia atkelti, norint laimėti čia rungtį. Vidas Blekaitis, panašu, kad likusiuose rungtyse jis varžosi daugmaž su savim, na, apart šitos rungties. Jo jau pranašumas akivaizdus, o dabar tempas geras paimtas, ar ne, be jokių atokvėpių didelių. Taip, tempas geras ir Vydui Blekaičiui kaip ir nereikia būtinai laimėti šios rungties, taškų yra sukaupta, įdomu kokią pasirinks taktiką, ar norės laimėti ir šią rungtį, ar pataupys jėgas kitom rungtym. Na, pabandykite Vidui pasakyti, pataupyk save. Kalbant ir apie sūrius, kuriuos laikėm, matėte kokį rezultatą. Tikrai galėjo anksčiau nuleisti jau tą 30 kg svorį. Laikė iki 55 sekundžių. Tai panašu, kad Vidas Blekaitis užsispyręs 20 tikrai iškels, o gal netgi ir daugiau, 18 kartų. 19 Martužanso laikas kartojimas, 20 viskas galima nurimti, bet vieną kartą iškėlus galima sakyti, aš esu geriausias. Bravo, Vidas Blekaitis, pasitenkinimo išraiška veide ir tai labai džiugina. Vidas Blekaitis, šaunuolis, iš tikrųjų galėjo ir mažiau kartų atkelti, bet parodė, kas yra kas. Vidas Blekaitis 21 kartą atkėlė, Janis Šleckus 20, Latvijai šioje rungtyje stiprus, Oskaras Martužans 19, Kurgi Beniušis 5, Gešas 4, Andriulis, tiek mes jį sukritikavome ir jisai primena apie save 15 kartų atkėlęs. O Dainiui Repšiui ši rungtis 14 atkėlimų, man atrodo, kortas sumaišys, ar ne? Siekiant trečios. Na, iš tikrųjų, sportininkas pradėjo labai puikiai varžybas ir dabar šiek tiek nuslūgo jo jėgos. Vidas Blekaitis savo oponentą artimiausią Janis Šleckų lenkia 8,5 taško, o Janis Šleckus Marių Beniušį lenkia daugiau nei 10 taškų. Oskaras Martužans 4 vietoje. Įdomi situacija. 1 lietuvis, 2 latvis, 3 lietuvis, 4 latvis. Na, nei vieniem, nei kitiem akivaizdu, kad visos prizinių vietų pakilos užimti nepavyks. Ir ko gero antros vietos irgi mes jau nebepaimsim. Iš tikrųjų jau sunku 10 taškų panaikinti skirtumą ir manau, kad vis tik tai likus vienai rungčiai pirmos 2 vietos yra nuspręstos, o pažiūrėsim, kas šį kartą liks trečias. Taip, Janutis Andriulis, kuris buvo šešėlyje ir tik tai 6 rungtyje mums priminė apie save ir ko gero jisai dabar priėmęs visas kritikos strėles, norės kuo geriau pasirodyti ir paskutinėje rungtyje, gladiatorių rungtyje, nu čia viskas paprasta, ar ne? Vaikiškas žaidimas, kas karalius. Taip, kas išstums iš sektoriaus, arba jeigu sportininkas paliečia keliu ranką žemę, taip pat skaitomas pralaimėjimas ir kova vyksta iki 2 pergalių. Kiekvieną kovą sportininkai keičiasi pusėmis. Taip, čia kaip ir minėjau, Donaldas Andriulis ir Darius Janutis. Paskutinį kartą šią rungtį mačiau pasaulio čempionate, kai lietuviai varžėsi su kitų šalių sportininkais. Taip, ši rungtis būna ir komandinėse varžybose, dalyvauja 3 prieš 3 sportininkai, tai iš tikrųjų didelė jėga yra stumiama ir kova trunka paprastai minutę ir pusantros. Individualiuose varžybose kovos žinoma būna daug trumpesnės. Taip, o čia, kaip sako sportininkai, kova vyksta minuso principu, ar ne? Tu įveikė savo varžovą, keliauji toliau, tavo varžovas pasitraukia. Taip, vieno minuso skirtumu ir iš tikrųjų labai svarbi yra kova, nes pralošus pirmą kovą labai daug taškų prarandi. Oskaras Martužans ši kova ypatingai svarbi ir ši paskutinė rungtis ypatingai svarbi, kadangi jis užima 4 vietą ir dar 3 vietą jis visai galėtų prigriebti. Tad jam tikrai labai svarbu. O čia Marius Beniušis ir Vitalijus Grižanauskas. Vitalijus šiame etape irgi kažkaip kukliai pasirodė. Taip, iš tikrųjų, pirmame etape visai nieko pasirodė, bet šis etapas, manau, reikės jam kuo greičiau užmiršti, nes tikrai neparodė savo galimybių. Na nieko, dar etapų bus. Jeigu čempionų lygoje 14 etapų, priminkime, kiek etapų Lietuvoje. Lietuvoje 4 etapai ir finalas, taigi sekantis etapas bus Molėtuose, o 4 etapas Birštone. Birštone Vido Blekaičio gimtieji namai, o kokių galiūnų turime iš Molėtų? Molėtuose neturim kol kas galiūnų, bet
galbūt kada nors atsiras. Na, mes juos turim, bet juos, ko gero, pamatysime varžybose po 20, 15 metų, galgi ir greičiau po 10 metų. O dabar Dalius Ziminskas, kuriam šios varžybos gerai susiklostė, aukštumoje pasirodė Dalius Ziminskas. Visai neblogai, sportininkas nedalyvavo pirmame etape, grįžo taip pat po traumų ir visai neblogai antrame etape. Jis pasirodo, manau, kad sekančius etapus jo sportinė forma dar gerės. Beje, kalbant apie traumas, juk labai psichologiškai sunku grįžus po traumos keliauti į pagrindinės varžybas. Tarsi ir nori parodyti, kad tu gali daug, o ir saugotis reikia. Iš tikrųjų yra pakankamai sunku. Taip, o mes pratęsime varžybas po pertraukėlės. Taip, gerbėjai BTV televizijos sporto aistruoliai, šventė tęsiasi Telšiuose, čia antrasis Lietuvos galiūnų etapas ir tai, ką jūs dabar matote, yra paskutinė kova, gladiatorių kova, paskutinė rungtis, po kurios bus sudėti visi taškai. Jeigu dėl Vido Blekaičio mums ramu, bet žiūrėkite, Vidas Blekaitis kokį pasipriešinimą iš Dainiaus Repšio sulaukė. Jeigu dėl Vido Blekaičio ramu, jisai tikrai užims pirmąją vietą, panašu į tai. Janis Šleckus antroji vieta irgi, aišku, o dėl trečios vietos turime daug klaustukų, ar ne taip, Žydrūnai? Beje, Žydrūnas Savickas šiandien mums padeda stebėti šias varžybas savo labai įžvalgiais komentarais. Na, iš tikrųjų, Dainius Repšys labai stipriai pasipriešino Vidui Blekaičiui ir jau tikrai jam sunki kova, nes vis tik tai dar kaip ir buvo galimybė kažkiek pasivyti sportininkus, pagerinti savo padėtį, bet prieš Vidą Blekaitį yra tikrai be galo sunku laimėti šioje rungtyje, nes yra didelis svorio skirtumas. Taip, o čia Janis Šleckus, kuris įsitvirtinęs antroje vietoje, ir Tadas Gečas. Šių sportininkų akistata, kaip ir sakė Žydrūnas, varžomas iki 2 pergalių. Tadas Gečas, matome, labai naudoja gerą techniką, paima žemą padėtį ir labai lengvai susidaroja su sportininku iš Latvijos. Šaunuolis Tadas Gečas ir Janis Šleckus pasitraukė iš šios rungties, o čia jau antrasis etapas. Donaldas Andriulis nugalėjęs ir Oskaras Martužans jau turintis savo sąskaitoje po pergalę susitinka dabar dviese. Andriulis padarė klaidą, ar ne? Taip, jisai palėtė su ranka žemę ir jam užskaitomas pralaimėjęs, nors jis puikiai stovėjo prieš Oskarą, bet nedovanotina klaida yra. Oskaras Martužans, panašu, kad jam viskas čia paranku šioje rungtyje. Svoris yra, masyvumas yra, rankos ilgos. Tiesiog trūksta patirties šioje rungtyje, kad išnaudoti visą tai, ką turi. Kalbant apie patirtį, į kokius technikos niuansus mums čia reikia? Taip pat sakėt apie tą žemiškumą, prižemėjimą. Taip, sportininkas, kuris yra žemiau, jis vis tik tai šiek tiek kelia sportininką į viršų ir jo sukibimas su žeme pamažėja ir lengviau tada jį išstumti. O čia lemiama kova. Ai. Donaldas Andriulis visgi nusileidžia, ar ne? Buvo rezultatas 1-1. Vis tik tai pritrūko šiek tiek jėgų, nes vis tik tai svoris yra labai svarbu šioje rungtyje ir Donaldas tikrai daug mažiau sveria negu Oskaras, tai tas ir lėmė, kad jis pralaimėjo, bet kovojo tikrai gerai, laimėjo vieną kovą ir buvo labai netoli to, kad išstumtų Oskarą. Oskaras Martužans netgi labai džentelmeniškai padarė, nustumė Andriulį tiesiai prie suoliuko. Taip, iš tikrųjų jisai nusitaikė tiesiai į suoliuką, kad sės pailsėk. Vis tik tai buvo 3 kovas, daugiau jėgų išnaudojo, tai reikia ir palsėti. Marius Beniušis dideliam žiūrovų džiaugsmui sausų rezultatų 2-0 laimi prieš Mindaugą Jarą ir patenka į kitą etapą, o dabar mes pamatysime dar vieną porą, kurie bandys aiškintis, kas iš jų yra stipresnis. Čia jau trečiasis etapas. Vidas Blekaitis, Oskaras Martužans. Ir štai ką reiškia patirtis. Taip, Vidas Blekaitis yra labai pajėgus šioje rungtyje ir labai stiprios kojos, didelis svoris, gerai techniškai atlieka šį veiksmą. Ir atrodo kaip Katino ir Pelė žaidimas. Bet Oskaras jaunas ir užsispyręs ir matome, kad antra kova nėra tokia lengva Vidui Blekaičiui kaip pirma ir čia reikia panaudoti daug jėgų. Bet atkreipkite dėmesį, Vidas Blekaitis tarsi statula įsirėmė ir atrodo akivaizdžiai pergudrauja savo sportininką. Šaunuolis Vidas Blekaitis, tikrai buvo labai malonu ir įdomu stebėti. O Oskaras Martužans, taip jaunatviškas maksimalizmas, puola į kovą, Vidas išlaukė, kol jisai jėgą savo atiduos ir tada išstumė iš rato. Matome pusfinalio kovas, Tadas Gečas ir Marius Beniušis kovoja, kad patektų į finalą šioje rungtyje.
Ir matome, kad Oskaras iškrito jau iš tolesnio dalyvavimo, taigi vis tik tai Marius Beniušis turėtų užimti 3. vietą. Marius Beniušis, taip, panašu, kad jisai lips ant nugalėtojų pakilos, tik tai į 2. vietą išleisdami Janį Šleckų, kuris šioje rungtyje labai nekai pasirodė. Marius Beniušis, Tadas Gečas, 2. raundas, klaidą padaro. Klaidą padaro, paliečia žemę ir šią kovą laimi Tadas Gečas, kurį pamatysim finale kovojant su Vydu Blekaičiu. Po teisybei visos mano prognozės nuėjo šuniui ant uodegos, nes kažkodėl galvojau, kad tikrai Beniušis laimės kovą prieš Gečą. Na, taip iš tikrųjų atrodė, bet Tadas Gečas puikiai pasirodė šioje rungtyje. Tikrai taip, ir jį pamatysim finale. Galgi ten bus ir koks netikėtumas. Čia Oskaras Martužans, Marius Beniušis ir vienas ir kitas sportininkas išnaudoja savo jėgas ir panašu, kad čia Beniušis parodo, kas yra kas gimtojoje žemėje ir laimi šią kovą. O tai yra kova ne tik dėl šios rungties, bet ir dėl 3. vietos. Taigi tikrai Marius Beniušis šiandien lips ant nugalėtojų pakilos. Na, nepaliauju žavėtis, kaip Vydas Blekaitis kaunasi šioje rungtyje. Kasgi čia nutinka? Traumos visai nereikėtų. Mums dar, Vydai, tavęs reikia ir Čempionų lygoje ir stebint kovas Lietuvoje. Tikimės, kad trauma nerimta, kad vis tik tai daugiau čia buvo spazmas, sutraukti raumenis ir kad Vydas Blekaitis kitose varžybose kovos pilna jėga. Taip, gladiatorių rungtis baigta, Tadas Gečas. Štai taip, dėl traumos laimi šią kovą, Vydas Blekaitis 2, Marius Beniušis 3, šaunuolis, Oskaras Martužans 4, Šleckus 5, Donaldas Andriulis 6, 7 Dainius Riepšys. Dainius į varžybų pabaigą kažkaip turbūt nepagavo reikiamo kvėpavimo, ar ne? Jis taipogi gavo smulkę traumą, tai iš tikrųjų taip pat pakenkė jam. Ir jinai pakišo koją. Na, mes galime jau susumuoti šių varžybų rezultatus ir paskelbti, kad 1. vietą iškovoja Vydas Blekaitis, kuris nepaliko jokių šansų, net 12 taškų aplenkė savo artimiausią persekiotoją Janį Šleckų. Mes žmonės svetingi, Janis Šleckus 2. vietą užima, Marius Beniušis aplenkęs 3 taškais Oskarą Martužansą užima 3. vietą. Na ką, 2 vietos mūsų ant nugalėtojų pakilos, viena taip šventiškai, sakykime taip, svetingai atidavėm latviams. Rezultatai neblogi? Rezultatai neblogi, sportininkai 2. etape geriau pasirodė. Kaip galvojate, ar pamatysime Marių Beniušį finalinėse kovose? Na, jis iš tikrųjų jau pateko į finalą, nes 2 geriausi lietuviai patenka automatiškai į finalą, Vydas Blekaitis jau yra patekęs. Taigi Marius Beniušis su Donaldu Andriuliu ir Vydu Blekaičiu 3 sportininkai, kurie yra jau finale. Bet manau, kad Marių Beniušį pamatysime tiek Vydą Blekaitį dar ir kitose etapuose. Taip, ačiū visiems, kas stebėjote šias varžybas. Dar kartą prisidedame prie sveikinimo Vydui Blekaičiui, pasirodė jis iš tikrųjų gerai. Linkime būti ir toliau tokios pačios geriausios formos. Ačiū Žydrūnui Savickui už labai įdomius komentarus. O jums sakome iki pasimatymo BTV eteryje. Iki.